Taigi, pirmiausia, leiskite jūs visus nuoširdžiausiai pasveikinti susirinkus į šią Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacijos generalinę asamblėją ir tarptautinę konferenciją muziejus istorinėse rezidencijose. First of all, dear ladies and gentlemen, we are sorry for some technical problems, but we have invited professionals from our SEIMAS, technicians, so they are due to come to fix all the problems. And now I would like to welcome all of you who have come to attend this meeting of the Association of Castles and Museums around the Baltic Sea. Kaip šį renginį priimančios organizacijos Valdovų rūmų muziejaus atstovas, dėkoju Jums už suteiktą pasitikėjimą ir garbę tokiam jaunam muziejui surengti tokį solidų tarptautinį forumą. Todėl džiaugiuosi, kad 14-oji generalinė asamblėja ir konferencija vyksta vos prieš 1 metus atkurtuose rūmuose atidarytuose lankytojams. And it's an honor and a privilege for us, being such a new castle museum, to host the 14th General Assembly of the Association of Castles and Museums around the Baltic Sea. And me, being the director of this castle, once again, I take the deep privilege to see all of you here. And once again, it's really a privilege to host all of you in these venues, which were only opened for visitors a year ago. Mūsų muziejus didžiuojasi ir būdamas Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacijos narių. Of course, our museum takes pride in being a member of the Association of Castles and Museums around the Baltic Sea. Kaip jūs turbūt jau žinote, ar dar šiandien sužinosite, nes turėsite galimybę aplankyti mūsų muziejų, jis yra įsikūręs taip pat istorinėje rezidencijoje, todėl ir tema šios konferencijos nėra atsitiktinė. Viduramžiais čia buvo pilis, renesanso laikais čia buvo pastatyti ištaigingi, turtingi, visame regione garsėję rūmai. Well, our museum, as you will be taken around this museum later on during the lunch break, after the lunch break, and it is situated in a historical residence. In medieval times, this was a castle of the Grand Duchy of Lithuania, and later on, during the period of Renaissance, it was reconstructed and turned into a luxury palace of Grand Dukes. Deja, likimas mūsų rezidencijai buvo negailestingas ir ji buvo sunaikinta, sulyginta su žeme, kaip valstybingumo simbolis, valstybingumo siekiančio 13 amžių, na ir šiandien kaip valstybingumo simbolis ši rezidencija yra atstatyta. Regrettably, fate was not that fortunate to our castle and to the Palace of Grand Dukes. And it was destroyed, I would say devastated and demolished as a symbol of statehood going back to the 13th century. And we take pride in having reconstructed, constructed anew, I would say. Ir nors Vilnius bei šie rūmai yra šiek tiek atokiau nuo Baltijos jūros, kaip liudija mūsų rūmų istorija, iš tikrųjų ši rezidencija buvo labai svarbus politinis, diplomatinis, kultūrinis, meninis, ūkinis, prekybinis, viso šiaurės, vidurio ir rytų Europos regiono, tame tarpe regiono apie Baltijos jūrą centras. And even although this Grand Duke Palace was situated a bit further away from the Baltic Sea, nonetheless, this residence is known as a most important center, diplomatic, cultural, commercial, economic center of the northern, also central and eastern region, European region. And of course, very important also to the Baltic Sea region. Tuo iš dalies mūsų gerbiami svečiai galėjo įsitikinti ir vakar, kuomet šiuose rūmuose įvyko viena iš labai nedaugelio, gal kokia 3., 4. pirmosios Europoje pastatytos operos premjera. Operos žanro, kuris užgimęs Italijoje
čia šiuose rūmuose skleidėsi anksčiau negu Londone arba Paryžiuje. And I think sufficient proof of that probably was given to our dear guests yesterday when you watched the performance of the opera. And we have long-standing traditions of having staged the first ever operas here, Baroque operas, I would say. Actually, yes, we take pride in having staged these operas even prior to the time when they were staged in Italy or in London. Paris. Paris, sorry. Yeah, sorry, Italian opera stage here. Labai džiugu, kad su visais kraštais ir su beveik visomis pilimis, muziejais, kurie yra atstovaujami asociacijoje, mūsų muziejus palaiko, istoriškai palaikė ir šiandien palaiko pakankamai glaudžius ryšius. And also it makes us happy and proud that we have long-standing relations maybe with the historical relations with the other countries and with the museums situated in those countries. Labai džiugu, kad šiandien ta Dominium Maris Baltici idėja, kuri kažkada buvo realizuojama karinėmis, agresyviomis diplomatinėmis priemonėmis, šiandien mūsų regione dažniausiai, bet kaip nebūtų gaila, ne visada bandomos realizuoti kultūrinėmis, bendradarbiavimo, mainų priemonėmis ir nebejotinai Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacija prie to tik prisideda. And I think we live right now in happy times when the idea of the so-called Dominium Marium Balticis, this idea, in the past, it was implemented via military and aggressive methods. Right now, we are happy, as I said, to have undertaken cultural, maybe, to maintain this cooperation and to implement this idea via cultural means and via various exchanges. And I think that the Association of Castles and Museums around the Baltic Sea has also greatly and is still greatly contributing towards making this idea even stronger. Iš tikrųjų labai gaila, kad visai netoliese nuo mūsų vyksta sudėtingi ir kariniai agresyvūs procesai, pasiduodama griovimo, o ne kūrimo dvasiai. Ir iš tikrųjų turbūt ir mes kaip muziejininkai turėtume išreikšti solidarumą su Ukrainos muziejininkais, kurie išgyvena tikrai labai sunkius metus, o kaip žinia, ir Baltarusija, ir Ukraina 14–16 amžiuje priklausė Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. Iš čia, iš šitų rūmų buvo valdoma visa ta teritorija, todėl mes iš tikrai labai broliškai, labai kolegiškai užjaučiame ir reaguojame visą tai, kas vyksta Ukrainoje. Ir tikiuosi, kad visi, kas gyvename apie Baltijos jūrą, iš tikrųjų rūpinamės tuom ir tikimės, vilėmės, kad ir visa ukrainiečių tauta ir muziejininkai galės netrukus ramiai ir kūrybingai gyventi. Unfortunately, we can still see manifestations of aggression on military action quite close at hand, and I'm talking about the turmoil, about this situation that we see in Ukraine, and where I would say devastation and destruction prevails over the creative spirit, over construction as such, and which is most regrettable. And I think it's under the circumstances, we should express our solidarity with the professionals working in Ukrainian museums, as with the whole Ukrainian nation. As you well know, in the 14th, 16th centuries, both Ukraine and Belarus were part of the great Duchy of Lithuania, which means that actually the lands of both Ukraine and Belarus were governed and managed right from this residence of the Grand Duke Palace. And we still, I'd like to express again our sincere hope that certain settlement will be found, meaning for the Ukrainian nation.
and that actually peace will soon prevail in the Ukrainian land. And once again, we express our solidarity with all the Ukrainians. And I think the countries situated around the Baltic Sea also feel the same, all of the countries. So it's our great, we would like to somehow contribute towards making the situation better. Norėčiau nuoširdžiausiai padėkoti šio mūsų renginio, Generalinės asamblėjos ir konferencijos globėjui bei sveikintojui, mūsų gerbiamam kultūros viceministrui, daktarui Romui Jarockiui, kad jis sutiko imtis šių pareigų ir mus pasveikino. Kaip minėta, jis pats yra profesionalus archeologas, todėl jam tikrai labai artimi paveldo ir muziejininkystės klausimai, todėl tikrai labai džiaugiamės ir jam dėkojame. We'd also like to express our thanks to, I would say, the patron of our 14th General Assembly, Dr. Romas Jarockis, who is Vice Minister of Culture of the Republic of Lithuania. And Dr. Jarockis is a professional archaeologist himself, so of course he understands all the subtle nuances we are talking about here. Thank you very much for your contribution. Dėkoju labai ir Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacijos prezidentui ponui Benktui Kilsbergui už parodytą tokį pasitikėjimą ir palankumą mūsų muziejui rengiant šią konferenciją. We'd also like to express many heartfelt thanks to Mr. Bengt Kilsberg, who is president of the Association of Castles and Museums around the Baltic Sea. And thank you very much, Mr. Kilsberg, for the trust and confidence you showed in us, for having actually allowed us to host the conference in our Palace of Grand Dukes, and for the trust you have shown. Visų čia susirinkusių vardu norėčiau padėkoti konferencijos ir asociacijos Generalinės asamblėjos renginio koordinatoriams, tai pirmiausiai Daivai Mitrulevičiūtei, kuri su jumis visais dažnai kontaktavo ir daugiausiai rūpinosi, kad šis renginys įvyktų, taip pat jos kolegijai Gintarei Skujūtei, visiems prisidėjusiems prie renginio organizavimo ir aišku visiems prelegentams, kurie šiandien pasidalins savo mintimis aktualiomis temomis. And on behalf of everybody, of all of the organizers, again, I would like to thank, and I guess I would like to thank the coordinators of this important event of the meaning the 14th General Assembly, for having prepared, for having put invaluable effort into making this event possible. First and foremost, this is the coordinator, Daiva Mitrulevičiūtė, without whose dedicated efforts this event would have hardly been possible. Also the Gintarė Skujūtė, and all the speakers, meaning all those who are going to deliver their presentations during the conference today. Many heartfelt thanks to all of you. Viliuosi, jog mūsų susitikimas, bendravimas, idėjų mainai leis turėti daug pozityvių, pirmiausiai profesinių, taip pat pažinimo poterių, kolegiško bendradarbiavimo, naujų ir gerų įspūdžių tiek mūsų muziejuje, tiek Lietuvoje.